Na, kad jau atėjom į tokį laikotarpį, kai perkam daugiau, tai turbūt visai laikas prisiminti vieną iš senesnių įrašų apie tai, kaip siauri džinsai spaudžia ir pilvą, ir galvą. Vartotojų psichologijos šaka tyrinėja, kodėl mes perkam rūbus, kurių niekada nedėvim arba kurie visai netinka. Kartais tai yra ženklas, kad pasielgiam impulsyviai. Na, taip man dabar per mažas, bet dabar nuolaidos aš vis tiek sulieknėsiu ir lyg ir pasiduodam šitam impulsui. Ir atmetam tokius argumentus, kurie nepalaiko mūsų jau padaryto sprendimo dėl prekės. Dažnai prisimenam gerus laikus, kai dėvėjau tą dydį ir norint grįžti į tuos laikus siekiame to dydžio rūbo, nors dažnai apie tai taip ir nesusimastom, viskas įvyksta pasąmoningai. Moteris dažniau perka impulsyviai rūbus, kosmetiką ir papuošalus, vyrai dažniau impulsyviai perka elektronikos, sporto prekes ir kitą techniką. Kartais perkam pervertindami save pačius, perkam būsimam savo. Taip sustiprinam motivaciją ir savo svajoniai suteikiam apčiuopiamą pavidalą. Bent jau patys savo taip sakom. Dar būna, kad žmonės nenaudoja nupirktų daiktų, nes jie jiems per daug patinka. Čia labai ryškiai pamenu filmą su į polietileną supakuota sofa, kad nenusidėvėtų, tik visai nepamenu jo pavadinimą. Impulsyviai nupirkti džinsai gali ramiai tūnoti lentynos gilumoje ir be minuso piniginėje daugiau jokios žalos ir nedaryti. Nors ir už vienų džinsų kainą galima įsigyti kalną sveikų brangių daržovių su žymiai didesnė nauda sveikatai. Tačiau būna, kad žmonės ir dėvi per mažus džinsus, nepatogius batus, visą dieną kenčia spaudimą ir skausmą. Tai tikrai nėra gerai. Tai visų pirma sukelia nuolatinį stresą, o tai didina streso hormono kortizolio kiekį, kuris savo ruožtu siunčia komandą kaupti riebalus. Tai didina nuovargį, o tai didina šiaip jau nepagrįstą norą valgyti saldžiai ir riebiai. Tai nuolat kiekvieną minutę primena, jog kūnas netitinka to formato, kuriam daiktas buvo pirktas. Nors formatas pirmiausiai ir buvo išgalvotas savarankiškai ar remiantis žiniasklaida ar socialiniais tinklais. Neigiamas požiūris į savo kūną lyg netyčiom kelia norus ir planus kūną pakankinti, nes jis yra kažkuo nusikaltęs. O tai nėra tinkamas pagrindas kūnu rūpintis ir siekti ilgalaikės sveikatos. Nuolatinis neigiamas patyrimas sumažina prieš tai buvusią motivaciją siekti savo tikslų, kokie jie bebūtų, nes norisi viską tiesiog mesti dažniausiai iš nuovargio. Beje, kai kurie prekių ženklai, suprasdami šios slaptus pirkėjų siekius, gal jau dabar nebe tokius slaptus, ėmė žymėti rūbus mažesnio dydžio ženklais, kad taip sukeltų pirkėjams daugiau džiaugsmo. Tai tiesiog verta pagalvoti apie tai, ar tiek daug svorio iš tiesų vertėtų suteikti tam skaičiui, kurį matot ant rūbo etiketės. Taikos ir ramybės.